Sveiki, mėly Marijampolės televizijos žiūrovai. Su jumis ir vėl laida Kūrybiniai sferos, kviečianti iš arčiau pažinti kultūrą kuriančius žmonės ir kultūrinį vyksmą Marijampolėje. Šiandien kalbamės su marijampoliečiams tikrai labai gerai žinomu veidu, pedagoge, visuomenės veikėja ir nuo Marijampolės kultūros neatsiejama Vida Mickuviene. Labą dieną, Vida. Labą dieną, Karoli. Pradėkime, Vida, nuo to, kaip jūs pati save identifikuojate ir šiuo metu su kuria iš savo daugelio veiklų labiausiai tapatinatės? Labai įdomus klausimas, kadangi tų veiklų ir veikų yra bent keletas. Tokios, kaip aš sakau, 4 spinduliai, kurie šviečia man, dirbant kultūrai Marijampolės ir sau, aišku, taip pat. Tai yra Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija, kultūros klubas Aistuva, Marijampolės 3-ojo amžiaus universitetas ir sakrali palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Man tikrai sunku, ką būtų pasakyti, su kuria aš save identifikuoju. Todėl, kad tokis savotiškas savęs padalymas iš tikrųjų į 4 sferas, į 4 dalis. Taip gyvenime susiklosti. Vienur pati norėjau aktyviau įsijungti, kitur kažkaip tai sąlygos privertė, draugai, pažįstami, bendradarbiai. Na ir kiekviena iš jų man yra brangi. O brangi tai tuo, kad aš galiu ne tik savo turėti tokią dvasinę naudą, paspirtį dvasinį, bet galiu kai ką duoti ir žmonėms. Ir kai aš matau, kad iš renginių, kad iš, pavyzdžiui, išvykų, susibūrimų, konferencijų, žmonės išeina tikrai patenkinti, sužinoję, praturtėję ir kaip pradeda sakyti ačiū organizatoriams, nu tai ir jautiesi, kad gyveni ne vien tik savo, ir ne vien tik buičiai, ir ne vien tik žemei, ir ne vien tik materialumui. Tai apie visas šitas veiklas pakalbėsime dar plačiau, o dabar, jeigu galime, šiek tiek nusikelkime į jūsų vaikystę, jaunystę. Sakykite, ar visada buvote tokia aktyvi ir aktyviai dalyvaudavote tiek visuomeninėje, tiek kultūrinėje veikloje? Nelabai galvoju apie šitą klausimą, kad tu man jį užduosi, bet, jau jeigu į vaikystę, tai šiaip nuo 1 klasės. Baigiau Marijampolės pradinę mokyklą Žaliuke. Visi ją žino, vyresnieji marijampoliečiai, Gedimino gatvėje, aišku, jį dabar pakeitusi savo jau statusą, bet pradiniai mokykloje dainavau ir šokau. 2 tokios sferos. Paskui Jono Jablonskio tuometinė vidurinė mokykla, mano mokytoja rusų kalbos buvo Kubilienė, aktoriaus Kubiliaus žmona, labai talentinga, labai įdomi moteris, asmenybė ir mokytoja. Nu ir jinai mane pirmą kartą užkėlė į sceną kaip deklamatorę. Tai va, aš nuo 6 klasės, kaip juokais sakau draugam, kaip užlipau į sceną, nu tai dar kol kas laikausi. Kol kas jau sakau šitą žodį. Tai mokykloje buvau labai daug. Aišku, už kultūrą atsakinga. Aišku, mokyklos komjaunimo komitete, taryboje, neatsimenu jau dabar, kaip tais laikais ten vadinomi. Bet daug ką darėm. Ir pavyzdžiui, man vadovavo ir tokie mokytojai šviesios atminties Vincas Peckus. Daug mokyklos švenčių vesta jam vadovaujant. Literatų būreliai, dramos studijos, ko tik nebuvo. Buvo ir šokių būrelis, taip kad daug metų iš tikrųjų šokau. Ir tuo metu Marijampolėje buvo 2 šokių bokštai. Tai mokytojas Ramanauskas
ir mūsų Jono Jablonskio mokyklos mokytoja Suchoverskytė, apie kurią kažkaip tai mažiau. Dar Ramanauskas ilgai dirbo ir vadovavo daug metų, ji kažkaip tai anksčiau išėjo į pensiją ir gal išvažiavo iš Marijampolės, net ir nežinau. Apie ją kažkaip mažiau kalba, bet būtent šitie du kolektyvai mūsų važiavom į pirmą respublikinę moksleivių dainų šventę. Tau tai jau atrodys kosmosas. Tai buvo 1964 metai. Nu tai va, tai tokia mano, o paskui studijų metais vėl skaičiau, vedžiau koncertus ir Antanas Saulynas, šitos dainos Švelnus pūkelė, ir žinai, autorius, jis parašęs ne vien tik šitą tekstą, jis daug dainų yra sukūręs tekstų ir va būtent jis buvo meno mūsų studijos institute vadovas ir mes važinėdavom po koncertus su juo po koncertus. O paskui buvo kaimas, buvo mokykla, nežinau kaip jie ten žiūrėjo, bet matyt kažkaip žiūrėjau. 2 metai pedagoginio darbo, mokykla ir Šilavoto miestelis šventė jubiliejų. Tada dar šviesios atminties vyskupas Žemaitis atvažiavo, ten kryžių šventino. Ir va tada jie man davė vesti visą mokyklos renginį, nuo oficialios dalies iki baliaus. Nu tai taip ir dariau. Gerai, o dabar sugrįžkime į šiuos laikus ir esate 2010 metais įkurtos Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė. Papasakokite, kokia yra šios draugijos misija. O gal šiek tiek ir kaip čia atsirado Marijampolėje? Žinoma. Na, tai misija tai jau labai aiški, nes Kristijono Donelaičio vardas viską pasako. Prūsija, Mažoji Lietuva, Kristijonas Donelaitis, iš ten atėjusi mūsų raštyje į visą Lietuvą iš to krašto, nu ir aišku jo gyvenimo poeto, jo kūrybos, Mažosios Lietuvos veikėjų kūrybos populiarinimas ir va šitie visi dalykai, tiesiog tai ir yra mūsų draugijos tikslas. Važinėti į jo gimtinę, tvarkyti jo Tolminkiemį, jo kapą ir kitas su juo susijusias vietas, Lazdynėliai. Bet visa tai buvo iki 2000, paskutinį kartą, pasižiūrėjau į datas, paskutinį kartą mes buvome Tolminkiemį 2019 metais. Tai buvo muziejaus 40-mečio šventė, didelė, graži. Na, o po to buvo kovidas, o po to karas. Ir viskas dabar sustoja. Tik tai liko ilgesys. To žemės, to krašto. Nu, bet tikiuosi, kad kažkaip pasikeis šitą situaciją. Dabar kodėl atsirado draugija? Prie Marijampolės draugijos reikia būtinai paminėti Vytautą Gaulę. Irgi labai gerai pažįstamas marijampoliečiams. Mudu tuoj būsim ne tik pažįstami, bet ir įkyrėję. Nes jis buvo steigiamosios kolegijos, steigiamosios tarybos narys. Ir jis pats pėsčiomis, galima sakyti, apvaikščiojęs visus Mažosios Lietuvos Karaliaučiaus krašto takus. Ir mynė, kaip aš sakau, 2 metus vaikščiojo pas mus į kolegiją, būtent į buvusią pedagoginę mokyklą, edukologijos fakultetą ir vis aiškino, kurkit draugija, kurkit draugija, kurkit draugija. Neiškentėm. Galų gale susirinkom iniciatyvinė grupė. O po to, va čia tai tos sąlygos, kai sakau, kad atsiranda veikla, kurią įtakoja jau būtent kiti žmonės, bet ne tu pats. Niekas nenorėjo būti pirmininku. Nu ir teko šitą misiją man, va tada ir pradėjom. Ir dabar jau gal ir galiu kalbėti apie tai, kad šie metai 310 metų Donelaičiui ir rengėme parodą atvirą Basanavičiaus aikštėje, ten, kur dabar dar dainų šventės epizodai kabo. Tai visus kviečiu spalio 3 dieną į šitos parodos atidarymą, pristatymą. Spalio 3 dieną, 15 valandą. Būtinai. O Kristijonas Donelaitis kai kam galbūt yra tik tai šiek tiek žinomas, o kai kam galbūt yra mylimiausias arba vienas mylimiausių rašytojų. Ką jūs pasakytumėte, ką mes turėtume žinoti apie Kristijoną Donelaitį? Žinoma, kai
nuo pradžios mokyklos pradeda, nes man atrodo kažkurioje pradinės mokyklos klasėje jau yra Donelaičio metų ištraukėlė, tai paskui moksleiviai, jaunimas nelabai ir nori domėtis Donelaičiu. Sunkus tekstas. Šalia teksto yra dar žodynėlis, kur žodžių reikšmė paaiškinta, ką jau ten Donelaitis, jeigu žemaitę ne visi suprantame. Tai iš tikrųjų taip, bet kiekvieno sambūrio, kiekvieno sąjūdžio tikslas ir yra, kad populiarinti, skleisti žinią apie tai. Mūsų tas tikslas ir yra skleisti žinią apie Donelaitį. Dabar dar norisi paminėti, mes, kad ir jau 11 metais organizavom raiškių skaitymo konkursą, po to 12-13 rašymo konkursą rašom Donelaičiui. Labai aktyviai įsijungė mokyklos ir tikrai tokių gerų, gražių kūrinėlių parašė ir skaitovai skaitė, tik tai ten buvo vienas minusiukas, skaitė daugiau apie Donelaitį negu patį Donelaitį. Ir mokyklose visai įdomiai dirbama. Ir va šito vietoje galbūt man reikėtų pasakyti, kad nuo pat pradžių šalia mūsų visą laiką buvo Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos kolektyvo žmonės. Ir jų mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertinė Jolė Černauskienė, kuri labai daug gyvenimo, tuo labiau, kad vardas gimnazijos įpareigoja. Ir jie jau nuo, galvoju, 18 metų gal, jau tapo mūsų padaliniu. Jie įstojo į Marijampolės Kristijono Donelaičio draugiją ir, kaip aš juokais sakau, tapo mūsų skyriumi. Tai va, tokia yra situacija. Na, o kodėl mes Marijampolės, dar reiktų pasakyti, kad labai daug prie mūsų po to prisidėjo pačios Respublikinės Donelaičio draugijos pirmininkas Napoleonas Kitkauskas, kuris buvo Tolminkiemio ir yra Tolminkiemio restauratorius, dar gyvas, dar kruta, bet jau labai garbingo amžiaus žmogus, jau aišku jis atsisakė vadovauti Respublikiniai draugijai ir dabar draugijai vadovauja marijampolietis, irgi daugam žinomas, Gintaras Kamaročius. Tai va, tokis kažkaip tai įdomiai, kad liko dar du tokie centrai. Klaipėda, kuri tikrai labai daug dirba ir jie ten kažkaip jaučiasi mažąją Lietuvą. O ir Marijampolė, va, tokis susibūrimas dviejų didelių grupių. Šiauliai turi labai stiprią draugiją, Vilnius truputį apmenko. Keista, sostinė, bet yra kaip yra. Tai kalbant apie marijampoliečius, ar galime sakyti, kad marijampoliečiams rūpi Donelaitis ir jo kultūrinis palikimas? Tai tikriausia, galim sakyti, kad rūpi. Todėl, kad visuose aš visada pradedu, jeigu Donelaitis, tai mokykla. Nes be mokyklos įsivaizduokim, kad tai vis tiek, tai toliau jau žmonės esantys. Bet kiekviena mokykla turi savo mokytojų, kurie yra draugijos nariai, kiekvienoje mokykloje yra tam tikras judėjimas ir kai būna, nes mes vedam konferencijas, skaitymus kasmet tradiciškai darome, kuriuose dalyvauja labai daug įvairių mokslininkų, tyrėjų, Mažosios Lietuvos atstovų ir marijampoliečiams yra tokia maloni galimybė pamatyti, susipažinti. Ir iš anuo metu atvažiuodavo ir iš Karaliaučiaus krašto. Ten irgi buvo dabar jau uždaryta deja Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacija ir daugam marijampoliečių pažįstamas, nes jis vadovavo, buvo direktorius Černachovsko pedagoginio koledžo, o dabar vėliau tos asociacijos pirmininkas, jis ją ir įsteigė, tai Aleksas Bartnikas ir jis daugelyje konferencijų pas mus dalyvavo. Tai kai susirenka žmonės, tai tada matai, kad tikrai jiems rūpi. Aišku, čia truputį banguojantis dalykas. Vienais metais žiūrėk, kažkaip tai daugiau ateina, aktyviau dalyvauja, kitais metais kažkaip tai prislopsta, bet turbūt toks yra gyvenimas. Na, dar mes organizuojame
dabar, kai jau negalim išvažiuoti, tai aplink Lietuvos mažoji Lietuva. Tai taip su labai didelė grupė, virš 50 žmonių mes važiavom iki pat Drevernos, visų pakraščių Panemunės ir mažąją Lietuvą. Važinėjom šįmet, buvom Valdapiai, kuri yra Anos Reginos gimtinė. Pasirodo, Anos Reginos tėvas buvo to miesto tarėjas ir jinai būtent iš Galdapės kilusi žmona. Na ir manoma, nes niekas tikrų faktų nežino, kad tuo metu liuteroniškoj bažnyčioj Galdapės, ko gero, kelis kartus pamaldas laikė ir Kristijonas Donelaitis. Tai va stengiamės kažkaip tai, kad jo vardas būtų populiarinamas. Gerai, palieskime dar vieną temą, su kuria jūs taip pat glaudžiai susijusi, tai Marijampolės kultūros klubas Aistuva. Papasakokite apie klubo veiklą, taipogi kokią misiją, kokių tikslų galbūt siekiate ir ką įsimintiniausio pavyko nuveikti. Tai jau pats klubo pavadinimas visą mūsų misiją ir pasako. Marijampolės kultūros klubas. Vadinasi, jau mūsų veikla yra skirta, galim sakyti, beveik išimtinai Marijampoliai. Todėl, kad savivaldybėje ir dirbame, čia gyvename, čia renginius organizuojame ir kiekvienais metais kūrėme projektus, bet rašome ir tarybai, Lietuvos kultūros tarybai ir mūsų savivaldybei, bet vieną kartą tik tai gavome iš kultūros tarybos finansavimą, kai organizavom paminklo 1831 metų sukilimo dalyviams atminti Kvietiškyje. Kadangi pati klubo užuomazga, tai buvo labai seni laikai, 95 metais, ir jis buvo įkurtas prie tuometinio žemės ūkio aukštesniosios mokyklos. Ir po to tik tai aš pradėjau vadovauti 2015 metais, tai va kitais metais bus 10-metis. Tai iš pradžių labai daug tų renginių buvo tokio siauresnio pobūdžio, apėmė daugiausia vieną mokyklą. O paskui mes jau bandėme plėstis ir kadangi tai vis tiek kolegija, dabartinė kolegija, tai yra Kvietiškio dvaro žemėje, teritorijoje, tai va čia taip kažkaip susifokusavo mūsų renginiai į Kvietiškį, į Kvietiškio dvarvietę. Ir todėl tas paminklas pastatytas būtent ten, Kvietiškio parke, todėl kad ten Kvietiškio dvaro laukuose buvo pats stambiausias mūšis 31 metų sukilimo. Įdomi detalė, kad sukilėliai 2 kartus buvo užėmę Marijampolę ir reguliariai armijai caro teko 2 kartus vaduoti. Na ir tas stambiausias mūšis vyko Kvietiškio laukuose ir būtent sukilėliams atminti. Šitą paminklą mes ir organizavom, nes kažkaip tai galvojom, kad vien ąžuolo neužtenka. Na ir vėl dabar naudojuosi progą ir kviečiu jau labai greitai po 10 dienų ateiti į Kvietiškį. Jau skelbimai pradėti platinti ir štai ten bus performansas Kvietiškis kitaip. Tas kitoniškumas tiesiog renginys iš 2 dalių. Nuo 5 valandos kviečiame ir studentus, moksleivius, jaunimą ir ne tik jaunimą, kas norės pažaisti interaktyvų žaidimą, ieškoti Kvietiškio dvarvietės objektų. Pradedant, sakykime, nuo dvaro pastato iki geležinkelio tilto, kuris yra laikomas dabartinės statybos irgi paminklu geležinkelio tiltų, iki liepų, iki pelėdų drevių, nu vienu žodžiu, ten mes galvojame visko. O jau paskui, nuo 7 valandos, antroji dalis, tokia su temoms brėkštant, romantiška, motoakrobatų pasirodymų pradėsime, o paskui technikos stebuklai, nu, mūsų tik lėšom, aišku, ir jėgom. Vienu žodžiu, prabils apšviesti, įgarsinti to parko objektai. Tokius, vat, pabuvimas šiek tiek romantiškai praleisti dar vasariškus vakarus ir naktis vasariškas.
O dabar šiaip dar ką mes organizuojame žygius. Čia jau yra rašomi jaunimo programai Marijampolės jaunimo užimtumui. Nu ir keliavom pėstute iki Skardupių, kitais metais iki Daukšių, kitais metais į Baraginę, kai šventė kultūros sostinę. Šiais metais organizavome Respublikinės archeologų dienai skirtą tokį irgi žygį nuo Meškučių iki Kumelionių. Va tokis tiesiog norisi, kad apie mus žinotų, girdėtų. Aš jau nekalbu apie eglučių kalėdinių puošybą ir apie velykinių medžių, kur irgi prisidedame. Tai dabar dar šiek tiek, Vida, apie Trečiojo amžiaus universitetą. Kokia jūsų veikla čia yra? Jo, trečiasis amžius. Gali pradėti galvoti, kad jau ir mano, kiti vadina auksiniu amžiumi ir taip toliau, kituose šalyse. Ir mes dabar skaičiuojame, kad šiuo metu galbūt esame 3, nes vieno žmogaus jau nėra, kurie dirbome nuo pat pirmųjų metų. O trečiasis amžius pradeda 20 sezoną. Bus 20 metų. Vėl išleisim knygą, nuotraukų, tokį pusiau albumą, nes viskas 5-metis mūsų direktorė Trečiojo amžiaus, Ona Sakalauskienė, taip sumaščiusi ir kas 5 metai išleidžia. Aš vadovauju irgi kultūros fakultetui, taip kad atrodytų visa mano veikla, visas gyvenimas skirtas kultūrai. Paminėjote taip pat ir savo šiek tiek asmeninį gyvenimą. Tai jeigu galima ir kiek galima nuo kultūrinių ir visuomeninių veiklų šiek tiek prie jūsų asmenybės, niekas turbūt tikrai nepaneigtų, kad esate ryški ir energinga ir turbūt ir pati susilaukite to klausimo, tai kur ta energijos paslaptis? Galite išduoti tą žiūrovams? Manyčiau, kad kaip ir daugelio žmonių, pirmiausia, prigimty. Prigimty ir genetikoje. Aš kai save atsimenu, tai nors čia daugiausia moteriška linija, motinos giminės atstovai, jie nebuvo vien tik tai žemdirbiai, vien tik tai namų tvarkytojai, bet visada reikėjo kažko daugiau. Tai manyčiau, kad mes atsinešam kiekvieną, kaip Egziuperis sakė, kiekvienas atsinešam iš savo vaikystės, iš kur mes ateiname. Tai viena detalė. Antra, jeigu čia taip galima sakyti, taigi mano ženklas šaulys. O kaip Česlava Jakštytė, su kuria labai nuoširdžiai bendraujame nuo 95 metų, sakė, ji man parašęs tokį eilėraštį yra ženklui, kad šauliausias iš visų šaulių. Tai čia tokis mano apibūdinimas gal. Kitas dalykas, iš kur tos jėgos, nežinau. Dievas padeda. Esu tikinti. Tai be jo nieko ir nebūtų. Kalbėjote daug apie Donelaitį ir apie skaitinius, skaitymus, skaitovų konkursus. Skaitote neabejotinai daug ir perskaičiusi esate taip pat labai daug. O mylimiausias autorius, ar Kristijonas Donelaitis? Nežinau. Mylimiausias autorius, irgi mano draugė sakė, tu tik tai vyrišką poeziją mėgsti skaityti. Žinoma, tai netiesa. Aš labai myliu ir Salomėją Nėrį be galo. Ir aišku, skaudina tie dalykai, kurie dabar darosi Lietuvoje. Tai Donelaitis, sakyčiau, trijulė turbūt. Justinas Marcinkevičius, Donelaitis ir Salomėja Nėris. Šventoji trejybė. Tai va, šitie yra žmonės, kurie man... Donelaitis tai jis atėjo tik su metais, va aš pirmai užsiminiau, bet nepabaigiau tos minties, kad moksleiviam irgi tas pats labai daug. Ir mokytojai patys šitą sako, kad tik tai su metais, skaitant, paskui kažkaip atsiveria Donelaitis. Tai taip ir man jis atėjo su metais. Bet pirmą knygą galbūt šeštokį ir gavau. Ten kažkokios revoliucijos metinėm
sveikinimas man buvo ir Donelaičio metai ta didžioji knyga su Jurkūno iliustracijom. Turiu ją ir dabar. Ir labai džiaugiuosi, kad išsaugojau. Tai čia taip apie poetus. Tai Vida, mūsų pokalbis artėja į pabaigą, už kurį Jums labai dėkoju. Linkiu ir toliau išlikti tokiai pat ryškiai ir energingai. Ir visai pabaigai norėčiau Jūsų, kaip ir kitų šios laidos bendrakūrėjų, paprašyti kažko palinkėti laidos žiūrovams. Pabaigsiu posmu. Labai gerai kai kuriems žinomus. Bet šiaip tai noriu palinkėti visiems, kuriantiem ir ne tik kuriantiem, gyvenantiem šioje žemėje. Nu, negyvenkim kaip kurmiai. Išlyskime į dienos šviesą ir išeikime ne tik į tuos masinius renginius, kur kažkuo mus masina ir kviečia. Nors aš negaliu šito sakyti apie Marijampolę, kai pažiūrai į kultūros savaitės, į visus muzikinius projektus, kuriuos remia mūsų savivaldybė ir tikrai dabar jau tu niekur gali neiti, nevažiuoti, nemokėti dideliausių pinigų, tu gauni viską tau padėję ant lėkštutės. Ir šitokius koncertus, pradedant nuo Jurgio, Švento Jurgio sezono, visus nevardinsiu, nes visi žinome, baigiam dabar vykstančią kultūros savaitę. Ačiū tiem žmonėm, kurie darė ir ačiū tiem žmonėm, kurie remia. Nes va tai ir yra turbūt didžiausia misija žmogaus – imti ir duoti. Duoti, o paskui gauti. Tai va linkiu visiems, ypatingai jauniem, nes nuo jaunystės viskas prasideda. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Na ir tas posmas, kurį sakiau, tai čia Česlovos Jakštytės, jis buvo pavirtęs daina, dainavo Subačienė. Anuo metu branginkime vieni kitus už tuos prabėgančius metus, už tai, kad nieks iš mūsų negrįž, už tuos retus širdies turtus, už skruostą glostančius pirštus, už tai, kad nieko du kartus pasaulyje nebūna. Būkime laimingi. Nuostabu. Ačiū Jums labai. O aš, mieli žiūrovai, Jums linkiu gražaus vakaro ir kviečiu susitikti kitą ketvirtadienį 19 val. Per Marijampolės televiziją.